Sveiki. Su jumis sveikinasi Amais. Norėjau pasidalinti vieną mintim. Tėvai, mažų vaikų tėvai, prašau, neleiskit mažų vaikų prie ekranų. Televizorius dar kaip ir turbūt nieko, bet labiau tiesiog socialiniai tinklai. Ten yra tiesiog tiek daug smegenų pūdančio kontento, tiesiog visokiausių blogų aktorių. Nežinau, aš savo vaiko iki 5 metų net neduočiau jam telefono. Aš pats gavau savo telefoną, planšetę pirmąją 6 būdamas. Aš ten turėjau keletą žaidimų ir daugiau nieko kaip ir ten nebuvo. Ir aš išėjau kaip išėjau, kaip mato dabar. Bet tiesiog, nežinau, tiesiog pradėti duoti vaikam nuo 2 metų telefoną, žiūrėti į ekraną, kad jie tiesiog paimtų arba primtų arba dar kažkas, nėra tas variantas, kuris yra geriausias. Prašau tai suprasti ir rūpinti savo vaikais, nes jiem tikrai tai ne į gerą. Pagalvokit kokių nors kitų idėjų. Užsiimkit gal su savo vaiku, biški vis tiek daugiau. Galbūt suraskit kokių žaidimų jiem patiktų, kokį stalo žaidimą, nežinau, dar kokį nors dalyką, bet tiesiog ne prie ekrano, nes tai yra labai toks sunkus jaunam žmogui, jaunam vaikui, toks dalykėlis. Ačiū.